universitetą turintis miestas savie talpina imigrantus iš šalies periferijos. Studijų metais jie linksmindavosi bendrabučiuose, į kurios didžiuliais lagaminais kiekvieną savaitgalį tempdavosi lašinius ir švarius rūbus iš tėvų namų pamiškėje ar pramoninėme miestelėje. Galiausiai miestas jos pasiglemžė. Tomas, Paulius ar Mantas dabar užsimerkė žino visas Vilniaus gatves ir atmintinai moka kiekvieno baro kainas. Pašilaičiai tapo pirmaisiais namais. Aišku, jis niekada nebus grinakraujis Vilnietis su longboardu arba su trikojų šunimi, kurį visur vedžiojasi su savimi į barą. Ir vis dėlto miesčioniškoje iškyloje į gamtą jis bus pirmasis iš draugų, kuris nusivilks marškinėlius, parneš iš miško rastą rankom pagaus žuvį ar nustebins kitais dalykais išmoktais vaikystėje. Būtent toks yra Jeep Renegade. Gamintojo vardu vairuotojai švaistosi į šiaurę ir į pietus, sakydami pavyzdžiui, ai, čia vairuoji tokį džipuką ir pamini Mini Countryman, Nissan Juke ar Škoda Yeti. Apmaudu, kad Jeep atgabenė į Europą bendrinio naudojimo daiktavardį, taip ir pavėlavo įžengti į miesto SUV rinką. Taigi, ar vertėjo laukti? Italijoje pasaulyje išvydęs amerikietis akimirksniu nešaukė, mylėkit arba nekęskit, kaip tai daro Juke ar Lexus NX. Kita vertus, jis nebus toks nuobodus kaip pora turinti bendrą Facebook paskyrą, arba kaip Opel Mokka. Aišku, yra įprasta, kad miesto crossoveriai daugmaž kaip džinsai. Jos gali dėvėti tiek vyrai, tiek moteris. Nebūčiau toks tikras kalbėdamas apie Renegade. Dviejų dėžių dizainas, legendinės Woolly grotelės ir Trailhawk bekeliai pritaikyta apdaila atrodo gana lamberseksualiai. Ir jeigu jūs esate moteris, beigi žavite šiuo automobiliu, būtinai susiekite su mumis. Pabendrausim apie mėgstamiausią jūsų nagų lako atspalvį, šauktinių kariuomenę ar per kiek sekundžių galite surišti vyrą. Bet ar Jeep Renegade iš tikrųjų toks grubus ir viduje? Jeep nuolatos stengiasi savo modeliams sukurti premium išvaizdą, bet ji europiečių akise yra tiek pat rafinuota, kiek Rolando Pakso buvusi rezidencija. Aišku, iš miesto crossoverio to tikėtis ir nereikia, todėl labai gerai nuteikia minkštas prietaisų skydelis. Salonas pilnas Jeep reliktų, jau minėtos grotelės ir apvalų žibintai, Wrangler rankena ir priminėjimas, kada kompanija sužibėjo antrajame pasauliniame kare. Valdymo konsolė paimta iš stilingusios Alfa Romeo, bet visi likę klavišai tokie dideli, kad juos galima spausti su kumštinė pirštinė. Tačiau visus šios grubius sprendimus paaiškina viena rankenėlė. Juk jūs nesitikėjote, kad Jeep pagamins dar vieną džipuką skirtą važinėti šaligatviais ir per bortelius. Štai ši rankenėlė leis išsikapanoti ne tik ten, kur pasibaigia kelias, bet ir sudalyvauti kosmonautų pradinėje mokykloje. Pirmą kartą bandydamas Renegade bekelėje važiavau kartu su Wrangler. Tikrai nesitikėjau, kad mažylis visur pravažiuos, jokiais būdais. Niekada dar taip neklydau. Puikiai sureguliuota pakaba, silicio slėnio gudrumo sistemos ir 2 litris dizelinis variklis mažą Renegade kūnelį permeta visur taip staigiai, lyg tai būtų gyvybės ir mirties klausimas. Konkurentų jis čia kaip ir neturi, išskyrus Range Rover Evoque, bet jis žaidžia visai kitoje lygoje. Tiesa, abu automobiliai turi 9 laipsnių automatinės pavarų dėžes. Akivaizdu, kad tiek pavarų bekelėje niekada neprisireiks, bet ar Jeep Renegade toks pat geras ir mieste? Nebūčiau toks tikras. Tik užvedus variklį saloną užplūsta ne tik senamadiškas dizelinio variklio garsas, bet ir vibracija. Jau dabar aišku, kad jis nėra toks galantiškas, kaip ponas Grėjus iš moterų dūsavomis palydėtos knygos ir filmų. Bet grubumo turi tiek pat. Pakaba nėra tokia kieta, kad posūkiuose vairuotojas atrastų slalomo malonumą. Bet tai atkreipia mano dėmesį į kitą dalyką. Suprantate, Renegade pasiūlo užtikrintumą, todėl ant kelio pasitaikę šulinys tikrai praneša apie save smūgiu jums į nugarą. Tačiau per tą šulinį važiuotumėt net jei jis būtų atidarytas. Tikrai nenustepčiau, jei po jo variklio dangčiu rasčiau odinės kelnes, rimbelį ar akių raištį. Dalydamasis tą pačią platformą su Fiat 500X, jis atsieis apie 33 000 eurų. Visgi, tai bus kainos lubos. Už šios pinigus Jeep Renegade važiuos į tokias vietas, kurias kiti mato tik tai nuotraukose. Tačiau yra dar vienas paskutinis dalykas. Jį galima užsisakyti su nuimamu stogu, kokį turi Jeep Wrangler. Beprotybė.